Hello, taigi šiandieną toliau trendline tema ir pakalbėsime apie tai, kas yra hard trendlinas ir kas yra soft trendlinas. Iš tikrųjų, elementariai visa tai yra tas pats, tiesiog priklauso, kokiame time frame visa tai yra nurodyta, kokiame time frame tu nusipieši tuos trendlinus ir kaip jie stipriai gali įtakoti tavo tradinimą. Vieni trendlinai, kaip sakiau, yra hardo, kiti yra soft. Tad pasižiūrėkime skirtumus ir pasižiūrėkime, kaip galime mes visą tai panaudoti savo naudai. Iš karto šoku prie pavyzduko GBP NZD, dieninis grafikas ir GBP NZD yra iš tikrųjų ta tokia trendlininė pora, kurioje tikrai galime atrasti trendą. Ir einant iš istorijos, iš tikrųjų galime pasižiūrėti, jog tikrai stipriai galima atrasti tų trendlinų, kurie yra breikinami, vėl važiuojama į viršų, vėlgi lygiai taip pat šitoje vietoje. Irgi 1, 2, 3, 4 tačai ir važiavimas į viršų. Dabar, pagal dabartinės tendencijas, grafikas pilnai judantis čia, ką galime matyti mes? Mes galime matyti, jog šitoje vietoje formuojamas vienoks ar kitoks trendlinas, ir jis pakankamai bus stiprus. Kodėlgi? Čia atsimušė, nuo čia prasidėjo mūsų trendas ir čia kitas trendas. Vėlgi šitoje vietoje mes turime ką? Mes turime pas mus boss. Kaina toliau važiuoja viršų, padavė pačion ir galimas variantas, jog šitoje vietoje vėlgi taip pat bus suformuotas bossas, kai kaina crossins šitą vietą. Turėsime bossą ir galbūt bus grįžimas vėl iki mūsų stipraus trendline. Bet dabar paimkime taip, jog ieškant gerų ėjimo taškų, mums reikalingas ne tik hardo trendlinas, ta prasme šitoj vietoje. Tuo pačiu mums reikia ir soft trendline, bet prie to pačio dar grįžtame čia pas mus, Galimas irgi trendlinas, jo kaina sukils iki kažkur čia. Kiek bus tas respektinam? Tačiau nusipaišius hard trendlinus, ką mums reikia padaryti? Mums reikia eiti į mažesnį time frame, bet kuriuo atveju tu neįsi į treidus iš didesnio time frame ir mažesnėse time frame'ose, tai yra, pavyzdžiui, valandinis. Ir tada lygiai taip pat, čia galime mes sumažinti, pakoreguoti gal tuką, bet tai čia labai minimaliai. Ateiname mes į valandinį trendline, ir ką galime matyti iš karto, jo kaina šitose vietose krito. Bet vėlgi labai gražiai buvo respektinamas mūsų trendlinas, šitas jau skaitytųsi soft trendlinas, nes jisai nupieštas valandinėme. Jisai neturi tiek daug svorio ir su juo galima įeiti į geras pozicijas. Dabar žiūrėkit, kasgi čia įvyko? Vyko tas trendlinas, buvo tas kritimas, atsimušė į mūsų hardą, ir kaina pradėjo kilti viršų. Sukilo į viršų, tada buvo kažkoksai backupas. Vėlgi galima analizuotis ir šitoje vietoje mes matome, ką mes matome imbalansą, kuris galbūt ateityje gali būti mums kaip supporto lygis. Vėlgi gal grįžti iki šito imbalanso ir tada atšokinės. Nes šitoje vietoje pas mus hard trendlinas galime irgi spalvą pasikeisti, kad matytųsi šitas, turėsime žalę, tarkim. Ir dabar mūsų tikslas koks yra? Ieškoti trendlinų, soft trendlinų, norint įeiti į pozicijas, Turime čia, tarkime, bet čia galbūt labiau pas mus resistance lygis, Bet ką galim iš karto pamatyti, jo kaina labai gražiai respektina. Lygiai taip pat galime pamatyti čia kažkokį formuojamą trendliną iš valandinio grafiko. Ir tikslas yra iš tikrųjų labai paprastas. Yra kelios opcijos, kaip kaina dabar sužais, Būtent su šiuo grafikas bus arba bus kritimas, kilimas į viršų, vėl testas mūsų trendline ir važiavimas į viršų, taip kurdamas pas mus ką? Pas mus kurdamas bossą ir pasimdamas atsimušimą iki šito trendline, tas yra įmanomas dalykas, arba kas gali būti? Mūsų soft trendlinas bus breikinamas, būtent šitoje vietoje bus breikinamas, tada kažkoks grįžimas iki čia, visgi matote, čia yra atsimušimo nemažai, yra resistance lygis. Imbalansas galbūt reiktų prisitraukti, kažkoks grįžimas ir važiavimas į apačią. Vėlgi gali testuoti mūsų šitą imbalansą, kas būtų supportas. Gali sutestuoti mūsų trendline ir po šito trendline atsimušimo kilti viršų. Esmė tame yra pamatyti tokius dalykus,
kurie mums duoda didelį svorį. Todėl didesnis time frame'as šiuo atveju yra labai svarbus tuo, kad jis duoda mums daugiau svorio. Šitie trendline, jie yra minimalūs. Va šitas visas mūsų. Jisai ant valandinio grafiko, jisai duoda šiek tiek svorio. Nuo jo gali būti kažkiek reakcijos, tačiau tai nebus stiprus trendline'as. Su juo galima bandyti įdinėti pozicijas, tačiau pagrindas yra hard trendline'ai, tai yra kurie atsiradę iš didesnio time frame'o, tai ar bus savaitinis grafikas, dieninis grafikas, galbūt 4 valandų grafikas, bet vėlgi geriau orientuotis į dieninį ir su dieniniu mums tada ieškoti įėjimo pozicijų. Dabar vėlgi galim prisitraukti grafiką, žiūrėkit, vyksta reakcija, ne? Vat valandinis grafikas, vyksta reakcija, vienas atsimušimas čia va. Čia antras. Čia trečias beveik. Ir ką formuoja čia ketvirtą. Bet ką grafikas iš karto duoda? Grafikas duoda reakciją. Kad ir valandinis, galbūt jį breikins, tačiau mes turime minimalią reakciją, kaip kaina juda. Kaina padavė, grįžo iki trendline'o valandinio ir padavė į viršų. Sekanti valanda grįžo ir padavė į viršų. Ne? Beveik grįžo. Čia galima adjustinti, kaip čia tas žodis. Ir vėl padavė į viršų. Ko galima vėl tikėtis? Kad kaina grįš iki šito imbalanso, tarkim, ne? Ir tada ką padarys? Sutestuos jį ir važiuos į apačią. Lygiai taip pat galima žiūrėti toliau. Grįž ir kaip reaguos į mūsų soft trendline. Ar atsimušinės į viršų ir breikins mūsų imbalance? Ar paduos į apačią? Jeigu paduos į apačią, mūsų sekantis žingsnis būtų šioje vietoje koks? Labai elementarus iš tikrųjų. Sulaukėme šito. Sulaukime jo breikinamas. Lygiai taip pat ir čia sukūriamas bosas ant mažesnio time frame. Bus kažkoks grįžimas. Iki šitos vietos. Imbalance, dar kas nors. Iš tikrųjų galima rasti daug galimybių. Ir atsimušimas į trendline, į soft trendline iš kitos pusės. Ir tada važiavimas į apačią iki hard trendline. Galima rasti, tik tai su trendline'ais reikia atsargiai. Reikia žiūrėti, kurioje vietoje selas, kas būtų, jog paneigia mūsų strategiją. Visur taip yra iš tikrųjų. Ir SL, pavyzdžiui, šitoje vietoje, jeigu eisi nuo imbalance, logiškas variantas vėlgi būtų, kad užsidėtume SL virš resistance zonas, ne? Ir tada paduotum judėjimų į apačią. Priklausoma kaip judėsi. Bet sakau, pagrindinis skirtumas tarp hardo ir softo trendline yra time frame. Time frame yra labai svarbu. Jeigu tu žiūrėsi nuo dieninio grafiko, tikrai rasi ir supporto lygių, tikrai rasi ir trendline'ų, kurie yra respektinami. Įsijungsi mažesnį time frame, gali rasti nemažai soft trendline'ų, bet jie yra breikinami. Karts nuo karto jie yra breikinami ir su tais breikais galima rasti tikrai gerų įėjimo taškų. Tikiuosi susidarėte tą minimalų įvaizdį, kuo skiriasi softas ir hardas iš trendline'ų serijos. Bet preliminariai aiškinant, tai viskas priklauso nuo time frame'o. Kokiame time frame'e įvyksta tie visi atsimušimai. Kuo didesnis time frame'as, tuo daugiau svorio jisai turi. Eisi į minutinį, eisi į 5 minučių ir tenais bandysi paišyti trendline'us. Įmanomas variantas, bet jau tenais soft, tai paimkime, ne? Ir jie dažnai bus breikinami pirmin atgal, gal grįž, gal negrįž. Priklauso nuo to, kokį time frame'ą naudoji. Todėl aš sakau, trendline'ai būtent priklauso swing traderiams. Priklauso swing traderiams ir jie nuo to tikrai gali uždirbti. Tai vėlgi reikia pagauti, reikia testuotis, reikia žiūrėti, kada respektina, kada nerespektina, kada retestina, kada neretestina iš tikrųjų ir tada ieškoti įėjimo taškų, pasistatant ant to savo edge. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, jungiamės į premiumus, jungiamės į meistro kursus, ten rodyta visa informacija, kaip pastatytas mano edge'as, mano strategija, su kuria aš dirbu, su kuria su premiumais uždirbam po 10% į mėnesį, iš tikrųjų, kas yra tikrai įmanoma. Ir po šiai minutį rugsėjai mes turime 12,5% pliusų, kas yra labai gerai. Ir dar liko pusę mėnesio, tad tikėkimės negausime daugiau minusų. Tad mokomės, dirbame ir judame link bendro tikslo. Uždirbti $. Bye bye.